Sveiki! Šį kartą būtent taip, nuo pasisveikinimo pradedame savo video kelionę. Tiesiog šiek tiek kitoks formatas, tad gal nesupyksite, jeigu tęsime įtraukdami trumpą preliudiją. Tiesiog pastarosios dienos paliudijo, jog ne vien pasukus laikrodžio rodyklę pirmyn, mūsų krašte pasijuto, kad vasara jau visai čia pat. Tad ilgai lauktai saulei, nušvietus auksaspalvę Baltijos pakrantę, norime jūs pakviesti trumpai kelionei į tolimiausią Lietuvos pakraštį. Tiesa, kuris iš Klaipėdos ranka pasiekiamas. Šiame siužete aplankysime kadaise klestėjusią žvejybos uosto laivų ekspoziciją Smiltynėje. Žinoma, užsuksime ir į etnografinį pajūrio žvejo sodybos kompleksą. Pabuvosime ir atsinaujinusio pietinio Klaipėdos molo pakraštyje. Ten pat, tarsi pro rakto skylutę, pasitikdami į uostą įplaukiančius laivus, pažvelgsime, kaip pastarieji atrodo per apžvalgos žiūronus. O kaip be saulės išsiilgusių ir labiausiai šalyje lankomo muziejaus svečius pasitinkančių rožinių pelikanų, besiturškinčių to pačio jūrų muziejaus kanale. Na ir tiesiog kviečiame pasižvalgyti, kaip šis unikalus mūsų šalies kampelis, po žiemos sąstingio atgyja naujomis spalvomis. Ir čia, kur laikas teka sava vaga, nepriklausomai nuo gatvių šurmulio ir nuolat spartėjančio gyvenimo ritmo, primena mums, jog viskas, kas gera ir bloga, ne tik ateina, bet ir galiausiai išeina. Tad vertinkime kiekvieną akimirką, kuri mums suteikta dabartyje. Tad savo trumpą kelionę pradėsime kaip ir dauguma keliaujančių į Kuršių nerijos pusiasalį. Nuo pasisveikinimo su žinomo skulptoriaus Romualdo Kvintos darbu pavadinimu Bučinys, vaizduojančiu ant pirštų galų pasistiebusią mergaitę, siunčiančią bučinį. Šią skulptūrą 2014 metais miestui padovanojo bendrovė Klaipėdos konteinerių terminalas, minėdama savo 20-metį. Ar yra mūsų kanale bičiulių, kurie dar puikiai pamena, kaip anksčiau atrodė senoji perkėla, kuomet ne tik pėsčiuosius ir dviratininkus, bet ir automobilius, senomis padangomis apkarstytais bortais ir medinėmis grindimis keltai, kintai, Nida, į Smiltynę keldavo iš Danės upės, visai šalia pilies tilto. Tikra atrakcija. O štai pastatų kompleksas, kuriame anksčiau veikė Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtos muziejus. Ant prekystolio buvo iškeltas jau praėjusiais metais. Nuolat prižiūrima žvejybinių laivų ekspozicija išliko nepakitusi. Ir vasaros sezono metu mes būtinai dar stabtelsime čia pasižvalgyti detaliau. O čia jau minėtas labiausiai lankomas muziejus Lietuvoje. Ir tai sausi statistiniai faktai, o ne ditirambai gimtajam kraštui. Bet ši trumpa kelionė tai ne Smiltynės gidas, tad pasigrožėję, kaip pavasarinėje Lietuvos saulėje apšilę rožiniai pelikanai rūpinasi savo išvaizdą, keliaujame iki atsinaujinusio pietinio Klaipėdos molo, kurį jau esame rodę savo reportažuose, bet kiekvienas pavasaris atneša naujovių. Tad šį kartą galime ne tik pasitikti laivus, bet ir pažvelgti į juos iš dar arčiau nei kada nors tai buvo įmanoma. Tad taip atrodo jūros prieigose sutinkami laivai, žvelgiant pro apžvalgos žiūronus. Žinoma, tai dar ne vasaros sezonas, tad jūrų muziejų, kaip ir minėtus laivus, mes dar būtinai aplankysime, kaip ir užsuksime į žvejo sodybos kompleksą. Tačiau prie pastarojo prieigų jau dabar matyti gyvenimas. Kurmio ir šernų išrausta veja įgauna naują pavidalą, lygiai kaip ir jūrų muziejaus administracinis pastatas. O vasarą kelto prieigose tikimės pamatyti močiutes pardavinėjančias keptą duoną ir vaflių ragelius, visai kaip vaikystėje. Bet tai bus vasara. Žinia, kad šalia senosios perkėlos ilgus metus buvęs apleistas Smiltynės kurhausas taip pat atgimė naujai. Ši istorinė Smiltynės vieta, menanti daugiau nei 100-metį,
tarpukariu buvo tapusi Klaipėdos kultūrinio ir pramoginio gyvenimo centru, o štai 2021 metais nekilnojamo turto vystytojams įsigijus šį pastatą. Jis buvo rekonstruotas, išsaugojant jo autentiškumą ir vertingasias savybės. Šiandien Smiltynės kurhause parduodami poilsio apartamentai, planuojama įrengti teniso kortus ir kitas pramogų zonas. Na, o mes šį savo trumpą apsilankymą vietoje, kurią pagristai gali didžiuotis visa Lietuva, baigiame. Ir žinoma, dar būtinai čia sugrįšime. O šiam kartui tiek ir iki greito susitikimo Klaipėda TV kanale.